Šiandien įsigijome naują draugą. Spėkite, koks jo vardas. Jo vardas Oskaras. Štai mūsų naujas draugas. Oskaras. Sulčiaspaudė Oskaras. Kokias sultis darysim? Pačios pirmos sultis krikštynos. Baptizm. Ananasas ir... Žalias lapas. Žalias lapas. Gerai. Na, Kate, bandyk. Nu kaip... Dirba labai tyliai. Oskaro krikštynos. Aha, kiek jau. Labai sausa. Žolė išlenda. Fainas, ane? Aha. Oskarai, mes tave mylim. Mes tave mylim. A big dream came true. Svajonė išsipildė. O kiek mėšlo. Mėšlas is a cowshe. So cows can produce juice or what? Ne. Mėšlas čia. Čia ne mėšlas čia, o čia ne. When this comes out in the back, where does the other green juice go? Šiek tiek ananaso. Jau dalį nupylėme. O jau. Geras puslitris gavosi. Grinų sulčių, be vandens. Pasiklausykite koncerto Oskarui, girdite? Can you switch off Oscar? Yes, for you, Oscar. Čia tau, Oskarai, krikštynų dainelė. Na ką, baigėsi žolės, baigėsi sulčių gaminimo procesas. Apie tokį draugą seniai svajojame. Visai netoli yra Ko Samui sala ir joje per internetą radome organinę parduotuvę, kuri pardavinėjo būtent tokius draugus. Ir vakar, sekmadienį, jiems parašėme e-mailą. Šiandien pirmadienį ryte banke pervedėm pinigus ir jau per pietus turėjome Oskarą mūsų namuose. Ta parduotuvė Oskarą mums įdėjo į keltą ir vidurdienį pasiėmėm. Jėga. Gera gyventi.